padarėm superinę treniruotę su Oneta. Ačiū tau. Ačiū Jums, kad atvažiavo, tikrai labai malonu. Iš pradžių norėjau, kad šiek tiek papasakotum apie savo varžybas, kur esi dalyvavusi, kaip tau sekėsi. Trumpai. Trumpai neišeis, nes daug kur dalyvavusi iš tikrųjų. Dabar dalyvau jau 3 sezoną iš tikrųjų ir varžybų buvo pas mane tikrai nemažai, nes vienas sezonas, tai tikrai 6 varžybos pas mane išeidavo, 7 netgi. Tai dėl to, jeigu kiekvienas vardinti, tai čia ir ilgai labai bus, ne? Tai svarbiausias, man taip atrodo, kad čia yra Arnoldo varžybos, kur užėmiau 3 vietą tarp jaunimo Europai. Tai va, čia didžiulė garbė iš tikrųjų. Ir didžiausia įspūdį man paliko šitas varžybos, nes rimčiausias ir tikrai prestižas toks. Daugiau Grand Prix irgi patiko varžybos Sankt Peterburge. Tada iš 39 mergaičių, man taip atrodo, ne daugiau, nes ten absoliuti buvo, tai 59 dalyvės, man taip atrodo, buvo jo. Tai aš užėmiau 5 vietą, tai irgi labai faina buvo. Ir iš tikrųjų buvau vienintelė lietuvė tikriausiai, kuri kažką užėmė, nes visos kitos dalyvės buvo Rusijos, arba ten iš Maskvos, arba iš Sankt Peterburgė, iš kitų miestų ir taip toliau. Tai dalyvaus Lietuvoje nemažai iš tikrųjų ir Vilniaus taurėje, ir Šiauliuose, ir Kėdainiuose, ir Lietuvos čempionate. Tai dabar neseniai užėmiau Lietuvos čempionate 2 vietą savo kategorijoje ir Šilutėje jaunime irgi 2 vietą užėmiau. Toks. Dabar iš tikrųjų šitas sezonas buvo man pats trumpiausias, nes tik 3 varžybas buvo. O ateityje dabar kažkada planuoji? Ateityje dabar planuoju tokį poilsį, nežinau ar čia galima poilsį pavadinti, bet iš tikrųjų tokią pertrauką padaryti, nes iš tikrųjų po Europos pamačiau tas konkurentės savo ir jaučiausi lyg iš vis nesportuojantį, tai tikrai noriu dabar gerai padirbėti, kad grįžti į sceną jau su geresnė forma. Jeigu dabar ruoštis rudenį, tiesiog jau nespėsiu, nes keli mėnesiai, o per kelis mėnesius progresuoti labai sunku, natūraliai. Aišku, galima nenatūraliai greitai viską padaryti, bet kadangi už natūralumą jo. Taigi, žiūrovų klausimai. Ar turi kokių kitokių hobių apart sportavimo? Turiu, mėgstu gaminti labai. Laisvalaikį, ypač jeigu viena namie lieku, tai pradedu jau tada. Sveiki, skanus patiekimai. Jo, dažniausiai taip ir išeina, kad norisi paeksperimentuoti, kažką sveikesnio, įdomesnio sugalvoti, tai gaminti man patinka. Daug kas sako, kad sveikas maistas neskanus, tai čia netiesa? Nu, man taip atrodo, kad ne. Man asmeniškai, kai ilgą laiką nevalgai kažkokių riebių patiekalų, kuriuos valgo žmonės kiekvieną dieną, paragauji, tai vėliau net skrandis sustoja, nu tikrai sunku. Aš mėgstu švarų maistą, kuris greitai virškinasi ir taip toliau. Tai ir iš tikrųjų pavalgai ir net, sąžinė negraužia nieko. Jo, neriebus maistas lengvas, greitai virškinasi, kuo blogai. Jo. Taip, ar bėgioji? Jei taip, kaip dažnai ir kiek minučių? Iš tikrųjų aš nebėgioju, nes dažniausiai sportuoju salėje, o ant bėgimo takelį bėgioti nelabai mėgstu, dažniausiai padarau kalniuką ir greitai einu. Mėgstu pabėgioti vakarais kartais vasarą, bet tai būna labai retai, nes mažai namie būna, neišeina tiesiog. Bet laisvalaikio kartais pabėgioju vakarais, kodėl ne? Oras gražus. Šiaip kardio pratimus darai kažkokius? Kardio pratimus, žiūrint kada. Jeigu prieš varžybas būtinai darau ir daug kardio darau. O tokių prieš varžybų, ta prasme po varžybų, tai nelabai. Nebent apšilimą arba po treniruotės, ten 15-20 minučių. Arba būna tiesiog į savaitę vieną kartą nueinu kardio. Jeigu poilsio diena, pavyzdžiui, noriu kažką vis tiek paveikti, pasportuoti, turiu laisvą laiką, tai tiesiog atvažiuoju ir padarau kardio atskirai. Tai vėlgi būna takelis? Dažniausiai takelis iš tikrųjų. Man patinka dar daryti kardio ant step treniruoklio, kur ten užpakaliukas labiau dirba. Jo, bet ne visur tokie treniruokliai yra. Tai kaip kada. Dažniausiai jo, bėgimo takelis.
Kada geriau daryti kardio? Po treniruotės, atskirą dieną po valgio, ar atskirą dieną ryte, ar ant tuščio skrandžio? Galima kardio bet kada daryti. Jeigu norite, galite padaryti ant tuščio skrandžio, bet tada būtinai reikia iš karto daryti. Ta prasme, tu atsikeli ir iš karto darai kuo greičiau. Ir tada po kardio būtinai pavalgai kuo greičiau, nes tada jau raumenys pradeda degti be maisto, tai irgi labai reikia su tuo atsargiai. O po treniruotės, žiūrint kokia tai treniruotė, jeigu nori, tai be abejo po treniruotės galima padaryti. Jeigu nori, gali atskirą dieną padaryti, kaip aš kartais darau, ne? Tiesiog turiu laisvo laiko ir noriu kažką paveikti ir savo malonumui įsijungiu muziką ir padarau kardio. Tai vėlgi pagal save reikia žiūrėti. Jo, pagal savijautą, kaip kažkokių tai taisyklių nėra. Taisyklių nemanau. Kaip atrodo tavo treniruočių savaitė? Dabar mano treniruočių savaitė atrodo taip. 2 treniruotės yra pečių ir rankų, viena kojų ir viena krūtinė nugara. Tai kojas taip retai darai? Iš tikrųjų dabar taip darau. Vat būtent po Europos taip nusprendžiau daryti taip. Ar galima iš to spręsti, kad tavo pečiai yra silpnesnė vieta? Jo, mano pečiai yra silpnesnė vieta, todėl dabar galvoju pabandyti daryti juos dažniau, o kojas palikti ramybėj šiek tiek, bet neilgam, vėliau galbūt pakeisiu kažką. Žiūrėsiu, iš tikrųjų, sakau, viską dabar stengiuosi daryti pagal savo savijautą. Ir žiūrėsim pagal rezultatus, kaip man seksis. Dažniausiai darau taip, kad 4 dienas sportuoju, 5 ilsiuosi. Ir vėl 4 sportuoju, 5 ilsiuosi. Būna ir 5 pasportuoju. Viskas pagal savijautą. Palauk, 4 sportuoju, 5 ilsiesi. Tai čia per savaitę gaunasi tau 6 kartai taip išeina. Daug. Būna prieš varžybas ir 2 treniruotės per dieną darai. Ir sportuoju. Jo, būdavo, jo. Ir būdavo, kad jau, ta prasme, neužilgo varžybos, reikia pasispausti, tai sportuoju jau kiekvieną dieną, jau viskas. Poilsiui nėra laiko. Bet spėjai atsistatyti? Spėju. Tiesiog raumenų grupę kitą darai ir viskas. O atsistatymui kokius papildus geriu? Iš tikrųjų geriu tik aminorūgštis. Ir proteiną kartais, bet šiaip daug papildų nevartoju. Kitas klausimas būtų, kodėl pradėjote sportuoti? Jis iš kelių klausimų susidarys, tai pradžioj, kodėl pradėjote sportuoti? Pradėjau sportuoti todėl, kad kaip ir visas merginos norėjau turėti gražesnę figūrą, nesgi merginos visą laiką nepatenkintos savim, aš čia stora, čia pas mane pilvas, čia pas mane dar kažkas. Tai va, ir pradėjau, jo, dėl to ir pradėjau, kaip visas iš tikrųjų. Kaip atsirado noras? Noras? Noras, jo. Galbūt internetas mane paveikė. Vis tiek matai kitas fitnesistės, kitas sportininkės, video, tokius panašius, kokius mes dabar filmavom, pasižiūri ir tikrai motyvuoja. O kodėl aš taip negaliu? Galiu? Ką norėtumėte pasiekti sporto srityje ateityje? Aišku, aukštesnių vietų. Galbūt pro kortą norėčiau laimėti kada nors, bet aišku, ne dabar, nes dar iki to dirbti ir dirbti. Kas kiek laiko keičiamos sporto programos? Aš patarčiau keisti tada, kai jūs jau pati jaučiat, kada neveiksminga jums. Ta prasme, būnagi pradedi daryti kažką, pirmą savaitę ten sunku, skauda raumenis ir taip toliau, vėliau jau pripranti ir padarydavai anksčiau 20, ten sunkiai, dabar padarai lengvai. Tai reikia kažką pakeisti. Tu būtent taip ir darai? Jo, aš būtent taip ir darau. Jeigu aš jaučiu, kad man jau kažkas per lengva, tai bandai arba svorį tada kelti, arba mažinti ten, nežinau. Viską darau pagal savijautą. Pradedi didinti svorį, keisti pratimus, bandai kažką pakeisti, kad jau vėl būtų sunkiau. Kai matai, kad jau raumenys priprato, kūnas priprato, iškart keiti. Nes daugelis iš tikrųjų viena gali pasportuoti su šita programa mėnesį ir jai vis dar bus sunku, ne? Kita adaptuosis greičiau, tai jai greičiau reikia pakeisti. Viskas paprasta, viską reikia daryti pagal savijautą. Kaip atrodytų tobula mitybos diena sportininkas akimis? Mano akimis atrodytų taip. Atsikeli ryte, pavalgai pusryčius, kaip aš visą laiką valgau, dažniausiai tai būna avižų košė ir kiaušiniai.
Tai vėliau aš surašiau maistą visai dienai, nes namie beveik nebūnu, tai visą laiką turiu maistą turėti su savim. Ir neturiu laiko labai gaminti ryte, tai pas mane paprasčiausiai būna arba ryžiai, arba kitos kruopos, ten makaronai, dar kažkas, ir mėsa su daržovėm. Tai visą laiką pas mane standartas. Aišku, įmečiu dar, kad šiek tiek paskanauti, tai galbūt kokį proteino batonėlį prie kavos. Čia ne varžybų metu kalbu. Ir kokį užkandžiams bananą, obuolį ir taip toliau. Tai tiesiog. O kiek kartų per dieną valgai? Daug iš tikrųjų, mažiausiai 5 tai tikrai, dažniausiai 6, netgi 7. Tai merginos įsidėmėkite, kad kuo dažniau jūs valgysit, to bus geriau, jūsų metabolizmas bus greitesnis. Tai nereiškia, jeigu jūs norite sulieknėti, reikia valgyti 3 kartus per dieną. Kuo dažniau valgysit, to greitesnis metabolizmas bus pas jūs. Geras patarimas. Taigi žiūrovų klausimai pasibaigė, dabar bus mūsų klausimai. Kada ir kaip supratai, kad sportuoti tik dėl savęs tau neužtenka, kad nori lipti ant scenos? Tada, kai man pasiūlė lipti ant scenos, iš tikrųjų mane pastebėjo treneris ir pats pasiūlė dalyvauti. Aš jau žinojau, kas tai yra bikinis, nes mačiau visokius video iš interneto ir taip toliau. Niekada negalvojau, kad aš taip galėsiu. Kai man pasiūlė, tai pas mane taip jau akis užsidegė, kad aš iš karto jau žinojau atsakymą. Nors pasakiau, kad aš čia pagalvosiu, dar kažką, bet iš karto taip aš noriu. Aišku, niekam nesakiau, kad aš ruošiuosi varžybom kažkurį laiką, nes bijojau labai, kad apsikvailinsiu, man neišeis, nes iš karto treneris prigąsdina, kad čia dietos, sunkios treniruotės ir taip toliau. Bet aišku, aš buvau pasiryžusi bet ką. Tikrai norėjau išbandyti save šitoj srity, patiko. Kaip man treneris ir sakė, vieną kartą pabandysi ir jau žinosi, ar čia tavo ar ne. Ir jeigu po pirmo kartą jau labai patiks, tai dažniausiai žmonės ir pasirenka tokį gyvenimo būdą ir visą laiką jau. Tai gali pasakyti, kad tai yra tavo? Galiu pasakyti, kad jo. Taip, šiuo metu esi ne tik sportininkė, bet ir trenerė. Kodėl pasirinkai būtent tokią profesiją? Ar anksčiau galėjai pagalvoti, kad tavo ateitis bus būtent tokia? Anksčiau tikrai negalėjau pagalvoti ir niekad negalvojau, netgi buvo toks klausimas užduotas man, ar tu norėtum dirbti treneris. Ką, žinau, ne gal, bet vėliau, kai pradėjau pati sportuoti, jau kažkokią tai patirtį įgijau, vis tiek daugelis klausė ir patarimų, ir parodyti, kaip atlikti taisyklingai pratimą. Tai čia ir yra toks trenerio darbas, dėl to galvoju, jau reikia tada kibti į mokslus ir gauti tą diplomą, kad jau padėti visiems oficialiai, normaliai. Taip, dėl to ir nusprendžiau. Jo, iš tikrųjų, kodėl ne? Sakau, nes daugelis vis tiek klausia patarimų. Tai čia toks darbas, čia ne darbas, malonumas, padėti žmonėm. Ar laikaisi griežtos mitybos disciplinos ne sezono metu? Jo, be abejo. Pas mane ne varžybinių metų ir varžybinių labai mažai skiriasi kuo mityba. Skiriasi tik skaičium, aišku, ten kai kurie produktai jau po varžybų yra leistini, bet iš tikrųjų dažniausiai valgau tą patį, tiesiog keičiasi angliavandenių kiekiai, riebalų ir taip toliau. Kiekvieną dieną tikrai nevalgau jokių cepelinų ir balandėlių, nes daugelis galvoja, kad varžybos baigėsi, tai viską gali valgyti, ne? Galiu valgyti, bet kaip ir valgiau tokį švarų skanų maistą, taip ir valgau. Nėra taip, kad po varžybom tai viskas, čia jau valgau bet ką. Ne, visą laiką stengiuosi prisižiūrėti ir kad išlaikyti gerą formą, nes, sakau, kaip dirbu trenerė, turiu rodyti visiems gerą pavyzdį ir gražiai atrodyti, nes kas eis pas trenerę su pilvu ir su stora šikna. O sakyk, tu laikaisi tam tikro grafiko, pavyzdžiui, kad valgyti kas 3 valandas? Būtinai. Man netgi nereikia į laikrodį žiūrėti, nes mano organizmas jau pasako, kad aš alkana. Aš galiu net laiką nežiūrėti. Žinau, kad jau 3 valandas praėjo, nes pats jau organizmas prašo to maisto. Toks jau režimas tiesiog. Būna netgi laisvadienį, aš vis tiek atsikeliu be žadintuvo tą pačią valandą, nes mano organizmas nori valgyti, aš jį pamaitinu ir toliau einu miegoti. Jo.
Tavo užpakaliukas yra populiarus Lietuvoje. Tai yra tavo lengviausiai treniruojama raumenų grupė, ar vis dėlto pasiekti tokio rezultatų yra labai sunku? Nepasakyčiau, kad lengva pasiekti ir jūs patys dabar matėt pagal treniruotę, kad tikrai treniruotis pas mane nėra lengvas. Man patinka treniruoti galbūt, dėl to yra lengviau, kad patinka. Kas patinka, tą ir lengviau daryti. Gal turi kažkokių tai paslapčių, kaip patobulinti sėdmenis? Man taip atrodo, jau kelias paslaptis savo išdaviau. Tai yra įdomias treniruotis su įdomiais pratimais, kaip ir rodžiau. O šiaip svarbiausia atlikimo technika. Nėra svarbu, ar jūs ten padarysit ten 50 pakartojimų, 30, svarbiausia, kad jūs jaustumėte tą, ką jūs daro. Nes galima be galo be krašto ten tampyti tą koją, nieko nejausti. Svarbiausia yra atlikimo technika ir jausti tą raumenį. Ir svarbiausia yra susikoncentruoti per treniruotę, nes daugelis klientų pas mane ateina, aš rodau kokį pratimą, jos daro ir matosi, kad žmogus galvoja apie kažką kitą, nežiūri iš vis į kitą pusę ir ten bimbinėja, ten kažką pakelia rankas ir apie kažką galvoja, matosi. Reikia galvoti. Tai reikia visą laiką, būtent apie tą raumenį reikia mąstyti visą laiką, susikoncentruoti ir kad ta tiesiog treniruotė būtų veiksmingesnė. Patar, kaip kovoti merginoms su tuo dideliu potraukiu saldumynams? Aš patarčiau kai kuriam laikui tiesiog atsisakyti jų. Pakentėti, nors 20, kaip sako daugelis, jeigu 21 dieną kažko nedarai, tai ir atpranti, ne? Tai pabandykit gal 21 dieną nevalgyti saldumynų ir galbūt jūsų jau potraukis sumažės. Nes man būtent po varžybų mažiau norisi dabar saldumynų, nežinau dėl ko, galbūt dėl to, kad ilgai jų nevalgai, atpranti ir viskas. Bet tai, pavyzdžiui, dažnai būna, kad laikaisi, aš net iš savęs sakau, būna, laikaisi, viskas nevalgysiu tikrai, nevalgai ir paskui praeina 3 savaitės, viskas, nebegali. Ir tada prisivalgai ir sėdi tada ir galvoji, ką padariau. Iš tikrųjų, jeigu prisivalgysi per 3 kartus vieną kartą, tai nieko čia blogo. Galima daryti tokį cheatingą, kaip sako, ne? Vieną kartą per savaitę suvalgai, ką nori. Aš tiesiog patarčiau galbūt saldumynus pakeisti kažkuom kitu maistu, nes pavyzdžiui, aš prieš varžybas, kai man reikia jau nuimti visus saldumynus ir taip toliau, kažkurį laiką po valgio kramtydavau morką. Ji yra saldi ir tu pavalgai ir kažko čia norisi, ne? Tai suvalgai, sukramtai tą morką ir kažkaip praeina tas noras. Man dar labai gerai numuša iš tikrųjų saldumynus, tai greipfrutas. Nes jis yra toks ir saldokas, rūgštokas ir numuša visą šitą skonį. Taigi yra pakaitalai visokie dabar saldumynų, sakau, suvalgykit tada proteiną, batonėlį. Tik aišku, svarbu, žiūrėkit, kad mažiausiai cukraus būtų. Kuo mažiau cukraus, to geriau. Taigi, kaip tik pakalbėjome apie saldumynus, tai štai tau iš papildų pasaulis blyneliams kepti skanumynai bus. Ačiū labai. Prašom. Ačiū labai, iš tikrųjų labai malonu, kad jūs pas mane atvažiavote į svečius. Tikrai atvažiuokit dažniau, parodysiu, ką nors kitą galbūt, nauji pratimai kokie bus sugalvoti. Tai iš tikrųjų ačiū labai, tikrai labai malonu ir buvo labai faina praleisti su jumis laiką ir kažką pamokyti, tikrai yra labai malonu. Ačiū labai už treniruotę, man labai patiko, tikrai buvo naudingų patarimų, buvo įdomus pratimai, tikrai bandysiu, darysiu, reikia išmokti tos technikos, tai šaunu. Ačiū tau, Aneta. Ačiū labai jums.